Taigi žinome, kas yra array, išmokome jį įrašyti į mūsų for ciklą ir dabar visą tai paėmus dar norėčiau parodyti, kaip atlikti kokį nors veiksmą visą tą sudėjus. Tai sakykime, pabandykime prisiskirti ten, sakykime, tos 6 skaičiukus kažkokius ir juos sudėti ir pasižiūrėti seką, kaip visą tai turėtų atrodyti. Taigi visą tai, ką mes jau išmokom ir dar plius pridėsim sudėti. Kažkokį tai matematinį veiksmą. Taigi, kitaip negu praeitoje pamokoje, dabar norėčiau visgi prisiskirti tuos skaičiukus ir, sakykime, tebūnė tai būna vėlgi eiliniai skaičiukai iš mano galvos. Nors kita vertus jie bus naudojami sudėčiai, bet tiek to, jeigu netikėsit, ką parašė, sakykime, šitą programėlę, tuomet galėsit pasiimti skaičiuotuvą ir paskaičiuoti, ar jį nemeluoja. Gerai, prisiskiriam beros 6, ar ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Toliau mums reikės kažkokio atsakymo. Žinote, visgi tą sudėtį kažkur reikės įsaugoti ir apvaizduoti. Pradžioje tai aišku bus 0, nes, atsakymo nėra, kol neįvyko for ciklas. Tada pasirašome for ciklą. Ir kažkokia tai sąlyga. Tai būna vėl kintamasis C, sakykime, kuris žinoma prasidės nuo 0. Tada, sakykime, C bus mažiau už 6. Žinoma, C++. Toliau, dabar kaip atrodys mūsų ciklas. Mums reikia pasirašyti AC plus lygu masyvas C. Ir tada jau reikės sijauto, kad mums atvaizduotų viską. Tai sakykime, tai bus ATS, ar ne? Ir kaip ir viskas. Dabar viską greit surašiau, o iš paskos turėtų ateiti ir paaiškinimas. Taigi, kaip visas tai turėtų atrodyti. Viskas tai turėtų atrodyti. Jingle bells, jingle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taigi turim 6 reikšmės mūsų masyvui. Vėlgi turim for ciklą, kuris po vieną prididinės, aišku, mūsų masyvą. Ta prasme, tai reiškia, kad ims pradės nuo 0, C lygu 0. Tai automatiškai mūsų masyvo pirmas skaičius bus 45 ir tą visą masyvą pridės prie atsakymų. Kadangi atsakymas yra 0, tai mūsų atsakymas taps 45. Tada kartosis mūsų ciklas, kaip matote, C++ reiškia prisideda 1 ir tada bus mūsų C lygus 1. Vėlgi mūsų C, tas būtent 1 ims pirmą masyvo skaičiaus, tai bus 32, nes, čia 0, čia 1. Tada ta 32 pridės prie esamo atsakymo. Esamas atsakymas yra 45. Tada ciklas vėl kartosis. Vėl mūsų C, po to C, žinoma, prisidės ir C taps 2. Ir kadangi vėl C2 yra mažiau 6, tada ims antrą masyvą, 76, jį pridės prie mūsų esamo atsakymo. Atsakymas kiek čia bus 77, ar ne? 77 plus 76. Ir taip eis, kol šita vieta bus neteisinga. Tai reiškia, po paskutinio mūsų paimto skaičiuko, čia jau bus C lygus 6, nes paskutinis bus 5 elementas, nes, aišku, tai yra 6 iš visą elementą, bet jo numeriu bus 5 ir 5 elementas bus mažiau žinoma už tą, tai jis atliks tą 5, parodys mums ir vėlgi prisidės 1, taps 6 ir kadangi 6 bus lygu 6, šita sąlyga bus neteisinga ir viskas sustos. Aš jau šitą esu pasakojęs tikrai ne vieną kartą, todėl aš pilnai tikiu, kad jūs žinot, ką aš čia dabar susakiau, nes aš pats nežinau, ką aš susakiau čia. Ir jeigu mes pasileisim, mes vėl matysim klaidą, kaip kitaip, jeigu klaidų nebus, taigi
kalėdos ant nosies ir ne kažkokios programavimo kalbos galvoje. Na, žinoma, vėlgi rašybos klaida, aš parašiau end vietoj endline. Todėl ir gavome tą nesąmonę. O dabar žiūrėkime, kas mums gaunasi. Taigi, vėl man kažkas rašo, nejaugi tai bus... Ne. Tai ne tas žmogus, taigi aš tavęs antrą kartą neminėsiu, būk ramus. Taigi, po pirmo nulinis mūsų masyvas buvo 45. Antras, tai yra pirmas masyvas 77, matot skiriasi. Tai reiškia, kad susidėjo jie, kaip ir sakiau, prieš tai 77. Trečias 153, ketvirtas 165, penktas 255 ir šeštas 277. Būtent taip ir skaičiuojasi masyvai, na, bent jau tokiu for ciklu. Ir ką aš norėjau parodyti, kad paprasčiausiai masyvą galima iš naujo skaičiuojant ir vietoj to, kad rašyti begalybę, ten, sakykime, tų kintamųjų, galime pasirašyti masyvą ir, na, sutrumpinti mūsų kodo eilutę. Taigi tokia trumpa, na, nežinau, ar trumpa čia gavosi, bet tokia jau gavosi, kokia gavosi, žodžiu, rimtai, hebra, reikia eiti švęst kalėdas, ne prie pamokų sėdėti, bet kadangi dar iki jų, kiek čia liko, grubiai savaitę, ne? Jo, kažkur apie savaitę liko. Na, dar biškį pasikankinti ir tada jau švęsim, išeisim atostogų ir sugrįšim tik po naujų metų. Taigi viso susitiksim sekančioje pamokoje.